Kodėl badavimas, nesvarbu, kokį mes jį priimsime, ar sausą, ar tie, kas propaguoja su vandeniu, nėra pagrindinis dalykas, kuris gali jūs išgydyti iš visko pasaulyje. Ir kodėl aš propaguoju badavimą ne kaip vien tik kūną sveikatinančią priemonę, nors procesai, kurie vyksta kūne, yra stulbinantis, bet kaip askezė, kaip pasninko dovana. Naudinga kūnui tai todėl, kad iš tiesų mes leidžiame savo ir jam sustoti. Tai yra, mes leidžiame visų pirma, tai yra ugdomas mūsų tokios savybės kaip valia, susilaikymas, ar ne, o savybė tai yra jausmas, tai yra emocija. Ir tuo pačiu mes leidžiame kūnui, mes tarsi pripažįstame kūną, kad jis yra išmintinga, sąmoninga būtybė, kad kiekviena ląstelė, kiekvienas organas turi paskirtį ir žino, ką turi daryti. Ir kada mes nevalgome, kūnas geba atlikti tuos procesus, kurių negali atlikti, kada nuolat yra valgoma. Tai yra, mes nuolat geriam, ar ne, tam, kad mes palaikytumėm kraujo struktūrą, kad mes taip įsivaizduojame, kad jį valyti, ar ne, bet iš tikrųjų tai mes nuolat duodame darbą savo inkstam, savo kepenim, savo visai kraujodaros sistemai. Mes valgome, sutikit, kad mes valgom tikrai ne visą laiką tobulą maistą, nes mums dar toli ir galbūt net sunku suvokti, kad maistas tai nėra vitaminai ir mikroelementai, kad maistas, taip jų yra, bet maistas yra visų pirma energija. Ir mes apie tai nesusimąstume, mes bet ką valgome, bet ką dedame, tai yra iš tiesų labai sunkus darbas kūnui ir mums atrodo, tai čia viskas gerai su tuo maistu, nes man puikiai virškina, kad dabar puikiai virškina nereiškia, kad nesikaupia liga, todėl kad nuo to, kiek tame maiste yra toksinų, nuo to, kokio švarumo pajėgumo mūsų kepenys su jokius užsiteršia dėl ko. Taip, energinių lygmenių tai yra tik emocija, tik jausmas, tik mūsų veiksmai, tik mūsų mintis. Bet maistu mes sėkmingai gebame jau užkamšyti visokiausiais teršalais, chemija ir taip toliau. Ir kada mes valgom, kūnas jisai yra taip sudarytas, kad jisai nuolat deda visas pastangas, kad mes išgyventumėm. Ir kada mes valgom, kūnas visą laiką valo, paskirsto medžiagas, maitina ląsteles, šalina tai, kas yra nereikalinga ir visi šitie dalykai apkrauna kūną. Tam, kad suvirškintų, tam, kad mums tas skrandis nestovėtų, tam, kad būtų pašalinta tai, kas yra nuodingiausia arba nereikalingiausia. Ir kad būtų pamaitintas mūsų kūnas tiek, kad mes galėtumėm judėti, gyventi, kad mūsų siela galėtų čia funkcionuoti ir atlikti savo paskirtį. Ir tai, kas nepasišalina, nes yra daug elementų, daug teršalų, kurie lieka mūsų kūne, tai, kas nepasišalina, taip ir kaupiasi, nes kūnas neturi kada to užsiimti. Nakties metu dažniausiai jam yra per trumpas laiko tarpas, nes mes sugebam pavalgyti ir 10, dar ir 11, ir paskui nuo 7 ryto jau valgom, nes taip reikia, nors mes visai nenorim, kūnas sako, ne, duok mums laiko, mes dar to nepadarėm, bet vėl maistas, vėl kūnas pradeda užsisuka tas ratas, ar ne. Tai kada mes badaujame, aišku, bent jau tai yra badavimas protarpinis, bet, sakykime, bent jau 1 parą, 24 valandos sausai, tai mes tokiu atveju leidžiam kūnui padaryti tai, ko jis nespėja tada, kada mes maitinamės. Ir todėl tie pokyčiai būna labai greiti. Žmogus tikrai pastebi, kad iš karto jau sekančią dieną jis tikrai turi jėgų. Tada, kada tu net nevalgai, bent jau maždaug 12-13 valandų, ateina momentas, kada tu atrodo tavo akis praskaidrėjo, ta prasme, kad tarsi atsivėrė, tarsi toks jausmas, ar ne, būna, pasakysiu kodėl. Nes kada mūsų kūnas tarsi užsidaro, pradeda vykti valymosi procesai, aktyvėja kraujotaka, dėl to, kad jeigu kepenys valosi, būtinai turi aktyviai dirbti širdis, dėl to, kad tą kraują reikia išstumti, tas, kas nereikalinga pašalinti, ar ne. Inkstai taip pat valymosi procese, mitybinėme procese dalyvauja visada, kai mes mintam, kai ne,
kūnas stengiasi pamaitinti ląsteles iš to, ką jis turi rezervę ir būtinai pašalinti visą, kas nereikalinga tam, kad jam nebūtų sunku. Ir kai jisai neturi ko maitintis, organizmas ką daro? Pradeda maitintis negyvom ląstelėm, mirusiom ląstelėm arba patologiniam ląstelėm. Tai yra mūsų tie uždegiminiai procesai, kurie kūne sėdi ir dar nepasireiškia simptomatiškai, jie yra panaikinami paties kūno. Ir per tą aktyvę kraujotaką mūsų ir smegenys grauna daugiau kraujo, ar ne, ir ten vyksta darbas didžiulis, mums prašviesėja, nes mes gaunam šviežio, gero, tyro kraujo. Atrodo, kad mums regėjimas tarsi atsistato. Tai va, iš karto matosi pokyčiai veido odoj, kūno odoj, jinai irgi taip pat prašviesėja, jinai tampa lygesnė. Tai čia tik 24 valandas, tai yra tai minimaliai, ar ne? Galbūt po pirmo karto gyvenime badavimo istorijų nepajausit, bet jeigu jūs badaujate reguliariai, kartą į mėnesį, 2 kartus į mėnesį arba kartą į savaitę, čia kiekvienas žmogus priima, kaip jam reikalinga, jis tą randa ir todėl tiek imuninė sistema, tiek įvairios ligos, kurios jau yra kūne, jom yra lengviau gydyti. Priedo, kad visa tai eina per valią, per emociją, per jausmą. Ir kodėl aš sakau, kad tai nėra panacėja, jeigu viskas taip gerai, viskas ten puikiai tvarkosi, mes galim pabadauti, nes tikrai yra žmonių, kurie badauja ne tik 3, bet ir 7, ir 8, ir 10 dienų sausai. Tai mes, kam tada čia mums keistis? Esmė tame, kad švarus kūnas keičia mūsų sąmonę, keičia mūsų mintis, jis leidžia tarsi dvasiai, tarsi su visų kūnu pakilti aukščiau ir keičiasi žmogaus sąmonė. Kūno išdavos, kūno lygos tai yra tik tai mūsų ryšys su praeitų gyvenimu, DNR informacija ir mūsų emocija, mūsų jausmai, mūsų veiksmai, mūsų mintis. Ir tada klausimas, o kam badauti, jeigu žmogus iš esmės eina dvasinių kelių, jis keičia save, jis keičia mintis, jis gyvena švaroje, realiai niekam, jeigu mes kalbame apie kūno sveikatą, niekam. Nes dirbdamas su psichosomatika, kas yra psichosomatika, ne? Tai yra tavo emocijos, jausmo, veiksmo, atsakas tavo kūne. Ar ne? Kodėl atsirado ta emocija ir kaip ji veikia? Ar tai aš ją išugdžiau, ar jinai atėjo iš mano pasąmonės, ar atėjo iš praeito gyvenimo? Kodėl aš tai jaučiu? Praktiškai visos emocijos, negatyvios emocijos, kurios blokuoja mūsų kūno judrą, tai yra kraujo tėkmę, energiją, tai yra neigiamos emocijos susijusios su stresu. Stresas su kuo? Besąlygiškai visada su baime. Tai yra baimė numirti, baimė, kad manęs nepriims, baimė, kad atstums, baimė, kad susirgsiu, baimė dar kažko, baimė skausmo ir taip toliau. Bet viskas vis tiek anksčiau ar vėliau susiveda į baimę išeiti iš šio pasaulio. Tai yra kaip ir ta tokia prigimtinė baimė, galima sakyti, ar ne? Bet ta psichosomatika, tie psichosomatiniai veiksniai yra esminiai dalykai. Ir jeigu žmogus iš tiesų su tuo dirba, aktyviai maldoje, dvasingume, šviesoje erdvėje, informacijos raute, energijos tėkmėje, realiai badavimas dėl sveikatos, jis yra nereikalingas. Jis yra nereikalingas dėl to, kad to, kas vyksta tavo kūne, procesai yra pakankamai švarūs. Bet čia yra nereikalingas tuo atveju, jeigu aš kalbu tik apie ligą ir sutrikimą. Bet jis visada duos naudą, jeigu mes tai paskirsim kaip askezę, kaip procesą, kaip pasninką, kaip auką ir kaip dovaną Dievui. Kažkada esu sakius ir visi žmonės tai žino, bet man tai patinka ta mintis, kad Dievui iš mūsų nieko nereikia, mums iš jo reikia. Mes tikrai per gyvenimą esam labai daug dalykų pridarę, primastę, prigalvoję, ar ne, kurie prieštarauja dieviškai valiai, prieštarauja visatos įstatymam ir visa tai niekur nedingsta. Ta energija, jinai yra nejudri, stovinti, nes visa tai, kas teka, tai yra iš Dievo. Visa tai, kas stovi, tai yra, laukia savo laiko, kada jis galės pasireikšti ir tapti judra. Ir tą mes turime išvalyti. Kaip tai išvalyti? Mes turime suvokti, kad tai yra, kad tai buvo, kad toks procesas arba
toks dalykas manyje atsirado, susijęs su tam tikru mano emocijų, išgyvenimu, jausmu, ar ne. Bet kaip man apie jį žinoti, jeigu aš gyvenu visai gerai? Tai kūno signalai realiai tai ir yra. Tie signalai tai yra tavo kalba, tavo net sielos kalba. Mes sakom kūno kalba, taip kūnas kalba, nes jam blogai. Bet iš esmės, jeigu mes sąmoningai tai gilinamės, tai čia yra mūsų sielos kalba. Kad žiūrėk, tas dar yra neįspręstas, reikia jį priimti, transformuoti, pakeisti. Ir tam, kad tie procesai nebūtų skausmingi, sunku, sudėtingi, yra kaip ir du keliai. Arba priimti gyvenimą toks, koks jis yra, laukti aplinkybių, nes jos tikrai ateis, kurios atvers tą tavo emociją, jausmą ir tu turėsi tai išgyventi. Bet yra dar vienas aspektas, kad kai ateina tie momentai, mes žinot, ką darom, mes dar labiau save užblokuojam, mes pabėgam nuo to, mes vengiam sunkumų, mes vengiam nesklandumų, mes vengiam tokių žmonių. Ir tos problemos neįsprendžiam, jinai persikelia į kitą gyvenimą arba į vėlesnį laiką. Tai esmė yra suvokti, kad kai yra liga, sutrikimas, tai yra ne tik kūno kalba, bet ir sielos kalba. Ir kad aš tai turiu, kada tai pasireiškia mano gyvenime, priimti, suvokti, išgyventi, patirti, tai yra didžiulis mokslas. Yra dar kitas kelias, kada mes per sakykime taip, integralinę terapiją, fascialinę terapiją, gebam įeiti į savo pasąmonę per tam tikrus judėjusius ir kūno pažintį, skausminę pažintį, įeiti į emociją ir jausmą, kuris man tai sukėlė ir jį išgyventi čia ir dabar, leisti jam pasireikšti. Tai, kas įvyksta kūne, yra kažkas nuostabaus. Todėl, kad tuo būdu mes gebame tą krešulį pritraukti, įsisąmoninti, priimti ir išsklaidyti. Ir kurgi čia badavimas, ar ne? O kada mes renkamės askezę, kada mes renkamės vieną iš būdų kaip badavimą, tai yra prašymas kūrėjo, nuolankus. Ta energija, kurią aš atiduodu badaudama, nes aš badauju, aš turiu tos perteklinės energijos, nes nevyksta virškinimo procesas, ar ne? Aš nurimstu, pakylu, sustoju, apmastau tą energiją, kad būtų nukreipta į mano karminės dalies tų energinių sankaupų arba kito žmogaus energinės sąstovos pašalinimui ir ištirpdymui. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Net jeigu pagal mano karminius įrašus, kad aš privalau tai pajausti, patirti, išgyventi, asketuodama, sąmoningai paskirdama savo karmos valymą arba tam tikrų santykių pagerinimui, problemų arba aplinkybių, aš leidžiu tam pereiti lengvai, nepajuntant sielos skausmo, kūno skausmo, ligos, o išvalyti ir išleisti, transformuoti tai. Todėl badavimas dėl badavimo yra kvailystė. Jeigu mes nedirbam su savo pasąmonė, su savo dvasia, su savo siela, jeigu mes tai, ką mes padarome askezės metu, tai yra sukaupiam papildomą energinio vienetą, jeigu jo neišleidžiam niekur, jis lieka. Mes net nežinom, ką su tuo daryti. Gal mes turėsim tiesiog daugiau jėgų, nes mes tikrai turėsim daugiau jėgų, kada mes pabadausim, ar ne, nes kūnas pasidarys švaresnis. Ir mes tai išleisim, pavyzdžiui, ten kokio pigaus filmo žiūrėjimui, blogos muzikos klausimui arba ten pasivažinėjimui kažkokiam, aistrai kažkokį patenkinti. Tai mes vėl sukaupsim dar didesnį bagažą karmos, kurį mums anksčiau ar vėliau reikės atidirbti. Ir žmogus sako, badavau, o rezultatas taip, tuo momentu faina, bet lygos neišeina, tas neišeina. Tai apie ką mes? Čia lygiai taip pat, kaip išgersiu tabletę ir pasveiksiu. Ne, taip nebūna. Viskas yra visuma, viskas yra bendra. Visur turi pakakti žmogui žinių ir sąmoningumo, tai praeiti, priimti, suprasti, kas vyksta kūne, kas dvasioje, kas sieloje, kas energijoje. Todėl siūlau kiekvienam įžengti sąmoningumo kelią. Ne į badavimo, į sąmoningumo. Ir jeigu jūs vieną kaip iš palengvinimo principų ir Dievo dovanų priimsite badavimo askezę, aš tik sveikinsiu jūs, nes tai yra tikrai lengvas, geras, sveikas, puikus
būdas pagerinti savo sveikatą, pakelti savo sąmonę, ištiesinti savo sielą ir pagerinti savo karmą. Kadangi turiu grupę, dauguma jūsų čia esate, kitus dar tik kviečiu, sauso badavimo grupę, kurią galite prisijungti, kurioje galite dalyvauti. Aš pati badauju kartą į savaitę. Jūs galite tai daryti kartą į mėnesį, kartą į 2 savaitės, bet stengiuosi vesti kartu, parodyti, kaip vyksta gyvenimas, kaip maitintis, ką medituoti, kaip priimti tą sausą badavimą, kad tai būtų lengvai ir paprastai, nes sauso badavimo metu labai dažnai, kadangi tai yra tiesiogiai susijęs su mūsų jausmais, emocijom ir karminiais dalykais, labai dažnai kyla mūsų baimės, kyla mūsų emocijos. Ir reikia su tuo išmokti dirbti, žinoti, priimti, kas bus, ką daryti, kad to ne tik, negaliu sakyti, išvengti, bet kaip tai transformuoti lengvai, kad tai nesugrįžtų ir kad tai pagelbėtų mano tolimesnėme gyvenimo kelyje. Kam įdomu, galite rašyti žinutėse, komentaruose arba susisiekti su manim Facebook'e Inga Skrudupienė ir pareikšti norą dalyvauti grupėje. Dalyvavimas kaip ir yra nemokamas, tik yra tas įstojimo auka, 33 eurai, vieną kartą susimokat ir būnate ten, kiek jums tinka ir patinka. Šiandien tiek, iki malonaus.